Kelk sėdmenis. 20 kortelė. Patogiai, laisvai į kolegą ar į erdvę, kur jums patinka. Atsistokite stabiliai, tvirtai. Susipažinkime su judesiu. Laisvai rankas ištieskime į priekį ir lengvai pakelkime kojytes taip, kaip leidžiate. Pajauskite, kaip tiesiog mechaniškai atliekate judesį, kaip atliekate iš kaulų, kaip atliekate tiesiog be jokios raumenų pagalbos. Tai atliekame tik iš kaulų, kurio pasakoje galim nukentėti mūsų kelio sąnariukai ir mūsų tiesiog kaulinė struktūra. Dabar paskatinkime savo audinį dirbti iš raumenų, kad pajungtumėm ir stabilizuotumėm savo centrą ir stabilizuotumėm savo kojų raumenis. Įtempiam raumenis, įtraukiam pilvą, kad stabilizuotumėm, nes dažnai tiesiog nusėdimo darbo vėl viskas trumpėja. Ir aktyviai, ką mes veikiame, dirbame iš juosmeninės dalies. Tai kviečiu pajungti, stabilizuoti savo pilvo raumenis, stabilizuosime savo dubens raumenis ir kartu kojas. Dabar susipažinkime, įtempiam kojas, įtraukiame pilvą, sustangriname ir keliame. Jaučiame sunkų judesį. Kaip įmanoma. Jaučiame sunkų judesį. Kad labiau pajungtumėm dar raumenyną, pirštų galiukus pakeliame į viršų, susikoordinuojame tiesiai ten, kur esu ir vėl jaučiame įtrauktą pilvą, sustangrintos, stipriai suspaustos kojas, pirštų galūnės pakelti. Ir 1, 2, 3, 4. Ir taip kartuojame 20-40 kartų pagal savo galimybės. Jeigu turime galimybę pakartoti seriją 2, 3, 4 kartus, tik kviesit savo raumenuką kuo labiau stiprėti ir stiprėti. Kelk sėdmenis.